Sveiki, jūsų dėmesio informacinė laida Mūsų savaitė. Ir dabar trumpai apie tai, kokius Raseinių krašto televizijos korespondentai siužetus jums parengė šį kartą. Į parolimpinės varžybas Londone išlydėtas mūsų krašto auksinis žmogus – Irena Perminienė. Prieš rugsėjo 1-ąją mažas pajamas gaunančios šeimos turėtų suskubti kreiptis į socialinės paramos skyrių. Dubysos regioninis parkas mini 20-asias veiklos metinės. Artėjant naujiems mokslo metams, mažas pajamas gaunančios ir mokyklinio amžiaus vaikus auginančios šeimos turi paskubėti kreiptis į savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių dėl nemokamo moksleivių maitinimo ir paramos skirtos mokinio reikmėms įsigyti. Laiku nepateikus prašymo, mokiniams nemokamas maitinimas nebus skiriamas nuo 1 rugsėjo dienų. Taip, nuo Liepos 1 dienos pradėjom priiminėti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje ir paramos mokinio reikmenims įsigyti šeimoms, kurių pajamos vienam šeimos nariui neviršė 525 litus. Nuo Liepos 1 dienos jau yra pateikta 1044 prašymai, kai pernai tuo metu turėjom jau pateiktų 1200 prašymų. Tai kaip matote, truputį prašymų yra mažiau, todėl norėčiau paraginti šeimas, kurios yra valstybės remiamos ir pajamos, kaip minėjau, neviršyja 525 litų, paskubėti pasikreipti į socialinės paramos skyrių, nes laiku nepateikus prašymų, maitinimas mokykloje nebus skiriamas nuo 1 mokslo metų dienų. Ar yra kažkokios, sakykime, kažkokios išimtis, kurias gali taikyti pati savivaldybė, nuspręsti, kad vis dėlto, sakykime, netgi jeigu ir viršė tą minėtąją sumą ar ne šeimos pajamas, tačiau vis tiek yra tokia parama maistu arba kanceliariniam prekiam skiriama? Dėl nemokamo maitinimo, jeigu pajamos viršė 525 litus ir, sakykime, šeimoje vaikus augina vienas iš tėvų arba yra neįgalusis tėvas arba mama, savivaldybė yra sudariusi komisiją, kuri apsvarščiusi surašytą buities tyrimo aktą, kurį surašo specialistas seniūnijose, gali paskirti, kad ir pajamos, sakykime, viršyje 525 litus ir paskirti nemokamą maitinimą. Išimtis iš galiojančios taisyklės jau šiuo metu yra padarytos kelioms šeimoms, kuriuose vaikus augino vienos mamos ir vos keliais litais gaunamos pajamos viršijo numatytą 525 litų normą. Tų šeimų atžaloms paskirtas nemokamas maitinimas. Pasak socialinio skyriaus vedėjos, parama mokiniui įsigyti būtinas prekes prieš rugsėjo 1-ąją yra skirstoma keliais būdais. Parama mokinio reikmenims įsigyti vienam mokiniui yra 156 litų dydžio ir yra ji pervedama paprastai į žmogaus nurodytą asmeninę sąskaitą. Bet šeimos, kurios yra rizikos šeimų sąraše, šitie pinigėliai nevedami į sąskaitą, bet išmokami socialiniams darbuotojams, kurie kartu su mamomis tomis ir apiperka būtent tuos vaikelius, tos mokinius, ko jiems reikia, nes praktika rodo, kad rizikos šeimos dažniausiai tos pinigėlius išleisdavo, jeigu jiem pravedė ne pagal paskirtį. Ir rugsėjo 1-ąją vaikai ateina be mokinio reikmenų, tai todėl, kad to nebūtų, apiperka socialiniai darbuotojai. Paramos skyriaus vedėja akcentuoja, kad asmenys dar nesikreipia dėl paramos savo mokyklinio amžiaus vaikams, tai turi padaryti iki spalio 10 dienos. Planuojama, kad šiais metais Lietuvoje socialinę paramą mokiniams, nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmėms įsigyti gaus panašiai tiek pat mokinių kaip ir praėjusiais metais, apie 139 tūkstančius. Iš valstybės biudžeto 2012 metams socialiniai paramai mokiniams skirta daugiau nei 1 200 000 litų. Dubysos gatvės rekonstrukcijos darbai šį pavasarį sulaukė nemažai kritikos. Didžioji dalis skeptikų reiškė begalinį susirūpinimą dėl grėsmės medžiams augantiems šioje gatvėje. Sveiki, ligų nepažįsti medžiai tebestovi, suformuotos naujos, tvarkingos automobilių stovėjimo aikštelės, tiesiami šaligatviai. Aistros nurimusios, matosi darbo, tai yra rekonstrukcijos rezultatai. Nors pavasarį buvo optimistiškų minčių jau šiemet pabaigti Dubysos gatvės rekonstrukciją, tačiau darbų pabaiga vis dėlto sutaps su numatytąją popierinėme projekte. Aš galiu pasakyti, sakysim, kad šiais metais neturėtumėm baigti tų darbų, nes trupučiuką trukdo mums
elektros iškelimo darbai, nes tai yra ne mūsų darbai, yra Lesto, o Lesto kaip ir pagal viešo pirkimo įstatymą turi skelbti konkursą. Konkursas praaiškai atviras konkursas apie 2 mėnesius išeina, tai projektą padarė mes labai skubiai. Čia dirbom ir meras prisidėjo, sakysim, prie to organizavimo, kad kuo greičiau tie darbai vyktų, bet šiai dienai yra kaip yra, tai yra įstatymas toksai ir turi jo vadovautis. Tai mes dabar kalbam būtent apie elektros stulpus, ar ne? O visa kita dalis, trinkelės, pati gatvė, asfaltavimas. Trinkelės, sakysim, mes negalim dėti trinkelių, kol nėra pakloti elektros kabeliai. Nes ir vienoj pusėje, sakysim, Nustono gatvės, jeigu matot, ir sakysim, vienoj kitoj pusėje turi yra elektros kabeliai, kurie pakloti nauji turėtų būti, kur būtų užmaitinami individualūs namai. Dabar yra stulpai, tie stulpai visi pasinaikins, jų nebebus nei laidų, nei stulpų ir vietoj jų tik atsiras mūsų apšvietimo stulpai ir taip pat kabelis. Asfaltavimo darbai ar nusimato? Asfaltavimo darbai taip, jeigu leis oro sąlygos, tai iki Stono gatvės bus padarytas asfaltas dar iki rugsėjo 1 dienos. Jeigu ne, tai 3-4 dieną maždaug turi būti. Taip, kad vaikams nereikės čia klampoti. Ne, iki Stono gatvės nereikės, nes yra ir naujas šaligatvis jiems. Raseinių miesto Dubysos gatvės rekonstrukcijos darbų kaina daugiau kaip 2 milijonai litų. Darbus atlieka akcinė bendrovė Raseinių statyba. Pagal pasirašytą sutartį darbai turi būti baigti iki kitų metų Liepos 1 dienos. Šią savaitę Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centre į Londono parolimpinės žaidynės išlydėta mūsų sportininkė Irena Perminienė ir jos treneris Eugenijus Petrokas. Į Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centrą susirinko ne tik mūsų krašto savivaldybės darbuotojai, bet ir visi norintys bei tikintys kraštietės sėkme Londono parolimpinėse žaidynėse. Susirinkę svečiai gausiai apipylė sportininkę ir jos trenerį dovanomis, simboliniais suvenyrais, nuoširdžiais linkėjimais. Treneris Eugenijus Petrokas kartu su savo auklėtine Irena Perminienė nusiteikia ryžtingai ir tikino, jog sportinio entuziazmo jiems netrūksta. Sakykite, gerbiamo Irena, kaip jaučiatės, kokios nuotaikos? Kaip į šventę. Kaip sekėsi ruoštis? Treniruočių ciklas kaip prieš visas rimtas varžybas yra pakankamai sudėtingas, darbo daug, dirbom, darėm. Dabar rezultatų lauksim. Tai rezultatai be jokios abejonės bus auksas. Mes sakėm, visų pirma nusiskinsim sėkmę, o paskui toliau matysim. Sakykite šiek tiek apie ateities planus. Kiek dar jums užteks stiprybės, entuziazmo toliau garsinti mūsų kraštą? Be sporto dar yra visokių formų garsinimo, sugalvosim ką nors. Ne, šiaip jeigu rimtai kalbant, tai nemanau, kad sportas yra mano gyvenimas, belia kokioj formoje aš jame būsiu ir o ką aš žinau, matysim, gyvensim, matysim. To jums ir palinkėsiu. O jūs sakykite, treneri, jūsų kokios nuotaikos? Geras, normalios nuotaikos, kaip ir prieš rimtas varžybas. Reikia susikaupti, reikia pagalvoti, reikia kaip nuteikti varžybom, kad nebūtų didelio streso, kad normaliai, paprasčiausiai yra gyvenimas, o varžybos yra, aišku, čia yra atsakomybė visko, bet stengsimės daryti taip, kad tą, ką mokam, o kaip sėkmė padiktuos, taip ir bus. Ko palinkėsite savo ir savo auklėtiniai? Gal Irenai tai tokio gero nusiteikimo, nesinervuoti, nepykti, bet užpykti sportiškai, tokio sportinio azarto. Ir rezultatas bus. Savo kantrybės ir išmanumą, kur galima, kad padėčiau, kad padėčiau tam rezultatui, kokią mes laukiam, norėtumėm to rezultato. Tai va, šitą. Mūsų sportininkė dėl medalio varžysis rugsėjo 1 dieną 21 val. O varžybas bus galima žiūrėti internete adresu www.paralimpic.org bei www.london2012.com. Mes visi tikime mūsų sportininkę ir linkime jai savo trofėjų kolekciją papildyti dar ne vienu medaliu.
Šiemet Dubysos regioninis parkas mini jau 20-uosius savo veiklos metus. Minint šią datą regioninio parko direkcija surengė konferenciją Raseinių krašto tradicijos ir aplinkai palankaus ūkininkavimo gerosios patirties sklaida prie Dubysos. Direktorių, 20 metų. Pats dabar direktoriaujate Raseinių regioniniam parkui kiek laiko? Dubysos regioninio parko direktoriumi dirbu jau 6 metai. Kalbant apie 20 metų, vis tiek be abejonės domėjotės ir nuveiktais darbais prieš pradėdamas dirbti, dabar įgyvendintais projektais, kuriais labai norėtųsi džiaugtis ir apie kuriuos norėtųsi kalbėti? Vienas iš žymiausių darbų, kuriuos padarė Dubysos regioninio parko direkcija, tai yra buvusios Bedančių raketinės bazės pastatų demontavimas. Turbūt daugelis rasniečių prisimena, kad Bedančių kaime buvo raketinė bazė, taip vadinamas karinis dalinys. Ir parko direkcijos iniciatyvos dėka buvo demontuota 18 įvairios paskirties statinių ir apleistų statinių ir sutvarkyta teritorija. Na, iš paskutinių darbų norėtųsi pasidžiaugti, kad pavyko įgyvendinti Luknės poilsiavietės įrengimo projektą ir įrengta graži poilsiavietė. Taip pat daug kitų objektų įgyvendina kitos tiek savivaldybės, tiek valstybės institucijos, prie kurių bendradarbiaudama prisideda ir parko direkcija. Kalbant apie kažkokias aktualijas, ar ne, Padubysys, gražios vietos, žemių pirkimai ir taip toliau, tie darbiniai rūpesčiai, ar dažnai tenka su tokiais susidurti, sakykime, neįtin maloniais dalykais? Turbūt vienas iš direkcijos šiuo metu jau esančių iššūkių ir ateityje būsiančių, tai yra Dubysos slėnių pievų apleidimas. Na, žinot, pasikeitė ekonominė situacija, ūkininkavimo tradicijos Lietuvoje, ūkininkam šienavimas pievų tapo nebeaktualus. Dėl to pradėjo nykti, užželti krūmais, netgi mišku, didžiulė regioninio parko kraštovaizdžio vertybės slėnio pievos, todėl parko direkcija turi didžiulį rūpestį, kaip tas pievas išsaugoti, kaip jas tvarkyti, kad jos būtų tinkamos tiek saugomiem augalam, tiek saugomiem gyvūnam gyventi. O kalbant apie šiandieninę jūsų šventę, konferenciją, apie ką kalbate ir kaip jūs galvojate, tų išgirsiančių jūsų idėjas, mintis atsiras? Be abejo, aš esu įsitikinęs, kad atsiras. O apie ką kalbame, tai apie gamtos ir žmogaus santarvę, kad tiek pati gamta be žmogaus įsikišimo taip pat tinkamai negalės egzistuoti, o be tinkamo įsikišimo, norėčiau pabrėžti. Ir kad žmogus be gamtos, be jos turtingos įvairovės taip pat negalės gyventi. Todėl yra labai svarbu, kad kartu sugyventų žmogus, ūkininkaudamas ir pati gamta. Direktoriau, jums pačiam, kalbant apie Lietuvos regioninius parkus, kuris atrodo pats gražiausias, pats, sakykime, toksai daugiausiai galbūt reklamuojantis pačią Lietuvą? Turbūt pasirodysiu nuobodus, tačiau be abejo pats gražiausias yra Dubysos regioninis parkas, todėl kad jį jau yra visuotinai pripažinta, kad Dubysos upės slėnis yra vienas raiškingiausių ir vaizdingiausių kraštovaizdžio objektų Lietuvoje. Jau eilę metų mūsų krašto savivaldybė organizuoja konkursą apžiūrą Gražinkime savo aplinką. Dar vasaros pradžioje rajono meras patvirtino konkurso nuostatus ir vertinimo komisiją. Komisijos pirmininko pareigos jau eilę metų patikimos tarybos nariui, verslininkui Česlovui Kenstavičiui. Šią savaitę 9 specialistų komisija lankosi įvairiose mūsų savivaldybės seniūnijose. Komisija apžiūri sodybas, daugiabučių namų kiemus, įmonių ir organizacijų žaliuosius plotus, įvairias seniūnijų lankytinas vietas. Vertinti tikrai yra ką. Nuo sutvarkytų bažnyčios griuvėsių, kapinių iki gyvenamųjų namų kiemų. Matosi, kad tai nepriklauso nuo gaudamų lėšų, yra įdedama daug darbo, daug noro tvarkytis, tai malonu.
O pačiam kaip specialistui kartais ar tenka tiesiog pastebėti, na, šiek tiek kičo, šiek tiek, sakykime, neišspręstų kažkokių tai sprendinių, kalbant apie sakykime, kiemo išdėstymą, ar tokių įėjus jau savų specifinių pastebėjimų turėtumėt sodybos šeimininkam? Patarimų? Tobulumų ribų nėra, bet kaip ir minėjau, kad svarbiausia, kad žmonės tengiasi, o klaidų aišku pridaro ir ta savoka grožis irgi yra tokia subjektyvi, tai man tai malonu, kad žmonės tengiasi. O patarti, žinoma, kad visada galima patarti ir kažką tai ir geriau, ir tobuliau padaryti. Dažnai, aišku, tai atsiremia į finansus. Tai tokie būtų bendri pastebėjimai. Ar komisijoje nemažas jūsų vis dėlto kiekis specialistų važiuoja ir įvairių sričių specialistų, padiskutuojat tarpusavį, sakykime, ką matote, ko trūktų, ką reikėtų dar galbūt padaryti? Diskutuojam, žinoma, kiekvienam sustojime, po kiekvieno apžiūrėto objekto ir, žinoma, ir nuomonių įvairių yra, tai bus matyti, kokie bus rezultatai. Dar tų diskusijų bus tikriausia daug, nes bus vis tiek kažkoks tai nugalėtojų išrinkimas ir tada galutinai jau apsispręsim. Vertinant įvairius objektus yra remiamasi konkurso apžiūros patvirtintomis nuostatomis. Apžiūrimi ir vertinami pastatų, gėlynų, parkų, zonų išdėstymai, vertinamų objektų originalumas, etnografinių elementų panaudojimas, mažoji architektūra, pavėsinės, vandens telkiniai. Komisija taip pat vertina objektų tvarkingumą, atliekų laikymą ir tvarkymą, augalijos įvairovę, želdinių būklę ir taip toliau. Komisijos pirmininkas eilę metų dalyvaudamas konkurse pastebėjo, Raseinių krašto žmonės darbštus ir kūrybingi. Man atrodo, kad mes sugebėsim tai parinkti, atrinkti gražiausias sodybas. Tai yra turbūt toks pastebėjimas. O kad jau pirmininku esu ne pirmi metai, tai irgi patirtis yra. Važinėjomės ir praeitoj kadencijoje. Žinoma, grožis kaime yra stipriai sustiprėjęs, labai gražu visur ir galima tikrai pasigirti, kad kaimo bendruomenės, seniūnijos, seniūnai labai gražiai tvarkosi, dabar buvom Kalnujose, tiesiog nuostabu, taip viskas sutvarkyta, kad žinot, kapinės net laistytuvai padėti, reiškia, surikiuoti gražiai ir nieko nedingsta. Čia vienas, kaip sakyt, toks dalykas pastebėjimas, o taip tai gražu visur. O ir šiandieną būnant, matom, vaikštom po Principiškių senelių namus, aplinka gražiai sutvarkyta, nušienauta. Vienas dalykas gali trūkumą tai, kad nėra seneliams solelių į aplinką išėjus. O čia nesimata niekur, reiškia, tai pastebėjom, direktorius sakė, pasitaisys ir suliukai irgi bus seneliams. O ar jūs turit kažkokius savo asmeninius kriterijus, pagal ką jūs vertinat, ar ne, nuvažiavęs į sodybą, kur akis pirmiausia krypsta, ką pamatot, kad galbūt minusus? Pagrinde tai bendrą vaizdą pirmiausiai pažiūrim, kaip sodyba atrodo. Paskui eina atskiri elementai. Tai elementariai skulptūros kokios padarytos, architektūriniai kokie dalykai pastebėjimai, tvenkiniukas, reiškia, paskui tokios tradicinė kantralizdiai. Daug tų yra elementų, aš juos šiandien neišvardysiu, tačiau jau žmonės žino maždaug, kadangi gavo vertinimo kriterijus žmonės anksčiau, tai atkreipė dėmesio tus elementus ir paskui apvažiavę, susėdam komisiją. Žinoma, dabar turime viską prieš akis, pažymim maždaug kur kas gražiau, kur reikia atrinkti. Yra, viskas yra. Šiais metais bus renkamos gražiausios miestų ir kaimų sodybos. Vienkiemiai, kaimų daugiabučiai, gyvenamieji namai, gyvenvietės, bendruomenių centrai, įmonės, tradicinio amatų ar kultūros paveldo objektai. Konkurso apžiūros rezultatai bus paskelbiami ir apdovanojimai įteikiami rajoninėje rudens šventėje, kuri vyks rugsėjo 22 dieną. Kągi gerbėmieji, šį kartą žinių ir informacijos tiek. Dėkojame, kad žiūrėjote, o su naujausiomis žiniomis mes susitiksime kitą savaitę. Gero savaitgalio.